kaip visą laiką, kaip gyvatės, didžiausia matau tas, kur smaugęs, Mauglį. Jo ten. Visi stovim, ramiai rėkiam, Lietuva, Lietuva, ir visur apsiraižgęs gudrus Mauglis stovi su mumis. Vada viską aš matau. Nu va, tai pereinam dabar turbūt prie labiausių naujienų, aktualiausių. Nuo ryto lik vakaro laukiam karo, karas bus. Nu baig, tu protingas žmogus, tu davs širdės negirdi apie tą karą, kad čia yra išmislas kažkieno. Tai kad negi televizoriaus nežiūri? Ne, nežiūriu, aš nei radijų neklausau, nežiūriu. Taigi nuo ryto lik vakaro jau viskas. Nu tai tu žiūri, tu klausai, tu galbūt tiki, nu pavyzdžiui, aš tai vizijose nematau jokio karo. Aš tik gal trumpą kažkokį ten visai mūsų nesikantį matau kažką tai. Nu ten galbūt gegužė, balandį biški kažką tai. Nu mūsų, kaip esam bava tokie, taip esam, jokių karų pas mus nematau. Kaimiečiai ramiai savo gyvenam ir nieko. Jo, nieko pas mus nebus. Kam čia kaip maži vaikai, Jėzau Marija, nu kas čia, negaliu pakęsti tos nesąmonės. Nu. Čia vaikiškų, vaikų darželį visi atsirandam, atrodo, pažiūrim, kažkas pasako kažką tai ir visi už galvos. Davai bunkerius tada kaskimės ir landžiokime į bunkerius visi. Nu gerai, o vat jau pralaisvino dėl covido to, jau lyg tai covidas jau baisus, bet jau ir galimybių paso nereikia, jau ir ką, kaip čia su šituo tada? Ai baigė, jau covido neliks, jau pats žinai, kovo mėnesį. Viskas baigsis pasaulyje ir pas mus ant galo, kai žinot, mes tokie labai mylime JAV. Viskas paskutiniu momentu, bet pasaulis tai jau prisiminsi mano žodį. Nu jau einam į kitą gyvenimą, tikrai einam, tik biški bus problemų kažkaip tai su maistu kažkodėl tai matau, su maistu. Štai, kad ten, nežinau, dėl ko daug kas ir išvežama kažko produktai matau, kažkur tai, gal kad badautumėm, gal ką, nežinau, kodėl. 24, 5, vot kažkur metai. O šiais ne, šiais ką? Šiais labai brangu viskas ir taip jau daug kas badauja, nu nejuokaukit, kiek badauja žmonių, kiek vargsta. Kaip 91 aš duoną su druska užsiberdama ir vandenį gėriau ir arbatą, tai yra ne vandenį, arbatos dar atsigerdavau. Nu ir dar kalbėjau, bus šiksime ant auksinių klozetų, bet dabar pakentėsime. Va taip kalbėjomegi, tais metais ėdėm, tiesiog nežinau, tas bulvės, žinai, tokios yra laukinės bulvės, tokios žydi geltonai vasarą. Ta ėsdavo vaikščiodama, nu, kasiau. Ir to bylė, nu ir kas, metai tada buvo jauni, 42 metų ar 3 buvau. Kas čia pabadauti, o už tai paskiau kaip gyvensime. O taip buvo, mielasis mano. Ir ne tik aš taip gyvenau, daug kas. Patriotai, bylė laisva Lietuva buvom. Tokie patriotai. O dabar abydna, kad nėra kur nusišikti į tą auksinį tą klozetą, kaip sakant. Nieko nėra. Nu, viskas pasena. Viskas tas pats. Nu ir ką tu? Nieko. Ir dar pakeltos dėl didžiausios kainos. Kiekvieną dieną, kaip kelia kainas. Nežiūrint į tai, kaip kelia komunalinės paslaugas išgyventi va. Kiek senukai iš proto eina, kiek eina su vaikais žmonės iš proto. Todėl, kad nėra kaip skolose įlindę, o kas ir skolų negauna. O kaip atrodo vasario 16, lyginant su sausio? Nieko tokio neįvyks dar 16, kažkaip tai biški kažkokie įvilks, biški pabliovimai gal, biški pakalbėjimai kažkokie tai. Nes labai bijo tie su dideliais ratais, kaip furistai, kažkokių šeimininkų bailiai, žinai.
persdami tenais bailiai bijo, galbūt todėl ir bijo, kad ne jų tos mašinos, kas ten žino. O tiem su mažom bus daug tų žmonių mašiniukais, bet kažkaip tai dar taip neįvyks. Visada aš kartojau ir kartosiu, vyks tada, kada pasaulis šoks visas. O bet pasaulis jau biški šoka jau. Nu čia po biški, dar biški. Labai dar šitas mėnuo daug rodys su pasauliu. Kiekviena, kai tik diena bus taip naujiena, visi šoks. O tada Lietuvai bus lengviau. O 16, nu ir kas, dabar visus teisė, ten laksto, temente gaudo, kas ten išvilpė, kas ten perdė, kas ten ką. Kvailiojimai kažkokie buvo, neatsimeni. Tu per švilpimą dabar baupsim, ar ten nusisukęs kažką tai krioksim, ar knarksim atsistoja. Ir vėl mus vaikys turbūt mentai gaudys visaip. Aš nežinau, tiek bausmių daug, o kodėl biudžetas visat kiauras, tu man pasakyk. Kur subyra tie pinigai? Tai kaip lietus nubėga ir nuteka kažkur. Nu, tai va. Kiauras ir kiauras, didžiausios baudos, už šūdą niekad 50 eurų, 30, nu čia mažai, bet daugiausiai didelės baudos. Ir niekur nesigirdi, kur einam, koks mūsų biudžetas. Niekad amžiais neturi, kur tik tais, kas belystų, kur nieko nėra. Iš biudžeto nieko nėra. A nėra tau, tu to negirdėjai, Kazimierai? Nu tai visą laiką, kad kiauras, visą laiką. O tai va. Tai nors žmonės žino, kad tai kur mes baudas tas, tai kur, kad į kišenę kažkas susipiltų. Aš manau, biudžetą galim pildyti, jeigu tas baudas, o jei į kieno kišenės, ar tai normalu, susipila viskas. Nu gerai, o tai kovo 11 irgi tas pats? Kas kovo 11? Kovo 11 bus? Nu jau kovo jau kitai bus, už tai, kad visas pasaulis šoks labai nuo kovo 11. Ir taip, kad ir iš vis paskiau tai teismai, apie kokį iki 24 metų vis teismai, ne, po visą pasaulį aš kalbu teismai. Aš matau, Kinijoje šaudomi tie, kur paleido su Amerikos, tai ten savo kelių tie. Juos, nu kaip šaudys, gal taip, mirties bausmė tiem visiems kažko tai kiniečiai, kurie vat su to surišta, su to, kaip jis vadina, pandemija visą, jo, apgaulėta paleista, dar sako, kodėl jūs nematėt ant vaivos tos mūsų Vilniaus būrėjus, kodėl jį nematė pandemijos, tai kad paleista ta pandemija apgaulė, kodėl mes turim matyti viską. Nu, čia su kažkokiais morkviniais lakstė, su kombinzonais daug žmonių, tiesiog gaujos. Tai žinok, jį gal kitaip matė, būtinai tame vizijose turi matyti taip, kaip yra. Nu, kitaip viską matom, tik nežinom kaip. Tai kaip sapnas sapnuojame. Nu jo, kaip vizija. Matome, aš su morkviniais visą laiką oranžinė ten kažkokia liga. Daug begalė žmonių lakstė. Ta čia su kodu, kaip ta vadinasi, tokia yra būrėja, Palmyra, vėl kažkaip matė. Matėm, bet žmogui, kaip suprasti, dar sako Vanga matė. Melagiai iš kažkur paėmė nesąmonę, pastatė Vangą, kad visi tikėtų herniam ir nedarytų tą visą nesąmonę. Mirusi žmogui ir nei jį matė, nei ką atseit jį matė. Nu, ar tu dabar mes girdėjom abudu, ar tikrai jį matė? Ne, vat visokį kooperatyvą, visokį kaip padaryti finansą, vat Vanga, visi kreipkitės, tai ten bus. Už dyką tu niekur nepasikreipsi, visur reikia, kokius pinigus, visur kaip ir biznis, visur tas biznis. Visur bėga, griebia tos pinigus, liktai greitai, patys jaučia žmonės, kad grius bankai, kur jie dės tos pinigus, į šikną susikiš. Pasakyk tu man atvirai.
Nu, gal jie... Ir neįlys per grubį tą popieris. Nu, gal prisipirks kokių dalykų, žinai, kad... Nu, o ką tu prisipirksi, jeigu nekilnojami turtai, viskas bus užšaldyta, nebus pinigų. Nu, ką tu prisipirksi? Mielasis pasaulis visai kitaip eina, nu. Nu, tai gerai, tai ką, negi dabar nesirūpinti tais pinigais, ar kaip padaryti? Nu, pinigais rūpinkis, galvokim kažką, bet tik pinigais, o ne tais popiergaliais, kad būtų pilni konvejeriai tų popiergalių. Kol turime galimybę, gražiai pagyvenkim, pirtis pasistatykim, kažką pasidarykime, jaukumą kiemuose, kažką darykimės. Bet ne kažkokius haromus perka, iš ką skaičiuoja, kiek jau turės pelną. Nu, nebus to. Man labai aš apgailestauju, bet to nebus. 24 metai labai bjaurus metai pagal mane ateis. Tigras šitas, jisai toksai šaunus, jis kovos, mes kovosime ir viską nugalėsim. Ir viską nugalės šitas tigras. Jisai toks. Jautis, jeigu vienas ten su ragais mums sobinės visiems badė, mėtė visus į viršų. Tai tigras ne, jis kovos, bet visur nugalės. Reiškia ir mes ant vieno kito su ragais. Kai sužvėrėję buvom viens prieš kitą, ar nebuvo taip visai pasaulį? Ta neapykanta, aš su antsnukiu, tu be antsnukio, aš va tenais dirbu valdžiai, pensininkas su tu pasu įkišęs ją į nosį, kad vieni nervai ėjo, ašgi stebėjau, vieni pykčiai ėjo, vien su kitu. Gyvenkim, mylėkim vienas kitą, nu gerai, tu pasiskiepijai, čia tavo širdis pasakė, mano sako, ne, aš nesiskiepiju, nu kodėl mes turim nekęsti taip vienas kitą, Kazimierai? Ar mes žinom ir tikrųjų, ar aš, ar tie, kurie, ar čia teisybė, neteisybė, nu. Jo širdis taip sako, jis teisus. Mano širdis tai sako, aš teisi, tavo sako, tu teisus. Bet mes negalim turėti vienas kitam neapykantą, mesgi esam broliai, sesės visi čia. Kiek mes čia būsim? Visai mažai. Taip apsikabinkim draugiškai visi, kai žmonės. Ir reikim apsikabinę, o ne tu šioks, tu toks. Aš bijau tavęs, tu mane užkrėsi. O kad užkratas eina per tą, kad mus čia visus barsto, negali snukių pakelti viršų, pasižiūrėti, kas darosi, kokius iš Vokietijos čia nuodus apie 4 valandą nakties, lėktuvai viską, kad ir sunku daugam kvėpuoti ir jau apsikrėtėm atseit viens nuo kito, jau viskas dūstam. O dėl ko mes tai būnam? Oi, ekologinės pas mane prekės, ekologinės. Nu kaip pas tave ekologinės, jeigu tu nežiūri, kas viršui darosi. Juk jeigu tu šiltnamį išauginai, tikrai ekologinės. O taip, nu visur barst. Kada buvo danguje tokie ornamentai? Lėktuvai tai siaura tikrieji palieka to. Tau barsto, tu mylėkis. Nu tai jos tai visai vis tiek sunaikins visus, kur barsto. Juk ant to ir bus pandemijos, ant tie teismai, kur tu ir aš, ir mes dar nepadvėsim gal šį vakarą. Vis tiek mes girdėsime, kas toliau bus. Čia jau jų reikalas, ar juos mylėt ar nemylėt, kaip pasaulis, kaip teismai pasakys, tikrieji teismai. Tai sakai, dabar jau šiais metais prasidės teismai? Nu, Lietuvoje jo turėtų pagal mane jau ir nuo šių metų jau teismai būti. Tai užsienį prasidės pasaulio, paskui Lietuvą persimės? Ne, pirmoji kartu su Lietuva pasaulio teismai eis. Kartu. Nu, netikiu, kad šiais metais ramus bus viens tigras kovotojas ir nugalėtojas, daug ką reiškia, kaip ir bulius, vadys visus, sakiau, taip, kratys ragais. Vien tai, mes kol įsivalysim viens nuo kito pykčio, mes patys kol dar tą neapykantą. Jeigu ir ten kažką tai, kurie susirišė, bus su genocido ir mes tų gausime, klyksime, kad o
jos kartuvės, jos ten, jų gal ir jie netyčiniai dalykai daryta, ką mes žinom, tikrai mums nuo to geriau nebus. Ir bus teismai, jie patys viską nuspręs, kas kalti, kas nekalti, o mes pasilindę po už durų, tai bijosim gal už durų, kai visada kliksim, ten šauksim, o vis tiek kosmosą tu paleidi, kosmosą blogas mintis, paleidi pyktį, paleidi neapykantą, paskiau tai šonas, tai širdis, tai ką daro neapykantą. Nekęsti negalima, ir kas, ryt bus geriau, te saugoja jį viešpatė. Reikia taip prakeikti žmogų. Kaip dar kartą pagalvoti. Ir kas, ryt bus geriau ir te saugoja jį viešpatis. Čia didžiausias prakeiksmas yra geriausias. Arba, gėriui tai išvis. Palaimink, Dieve mano ten draugą, mano žmogų, man. O blogiui. Ir kas. Aš tau kenkiu, reiškia, o tu sakai, rytoj bus geriau ir tegu mane laimina. Ne, laimina tai gėrį mes laiminame, o blogį te saugoja jį viešpatis, reikia sakyti, mielasis, blogiui. Kol kas niekas gerai nebus, nes yra įsakyta kažkam, tam kas viršui, eiti tiesiog. Jie patys stovi aš matau prie ugnių, tie viršus. Ten Šimonytė ir panašiai visi, nes jiem įsakyta, kažkokie papirgaliai rodomi, kad jei nedarysite, tai kalėjimai bus, tai jūs ten viską atims, nes jūs neteisėtai viską susigrobėte. Ir juos priverčia, jie turi tai daryti. Va taip. Juk turėjom ir telekomą, turėjom ir Mažeikių naftą, ten tiesiog kalnai buvo aukso, kas ten dirbo, džiaugiasi, kokius pinigus darė Mažeikiai, išvis miestas klestėjo baisiai. Visaginą turėjom, visko turėjom, nieko netekom, kaip čia išeina, per 31 metai mes nieko netekom, nieko neturim, kaip čia yra. Kodėl Sorošas čia 92 pirmais jau įsimaišė, kur yra 40 milijonų, kur mums už eurą įvedimą buvo atsiųsti. Kiekvienam žmogui po ar 4 tūkstančius kažkur, ar tu gavai nors centą. Prie Ruso mes gyvenam daug blogiau, telefonų, sako, neturėjom, dabar mobiliakos visi turi. Ir to telefonus žemė neturėtų, jeigu ne su tais viršui susidėję, tie mums duoda tos technologijas, o žmogus negali padaryti iš tikrųjų to telefono. Tai jei mums technologija duoda, aš taip geriau matau negu žmogus. Mes per ne tas protas žemiečiai, kad sugebėtumėm telefonas tas padaryti. Mašinos, pavyzdžiui, ten. Tai ko tolyn mašinos? Tai mašinos yra nuo senoviniai, patys darėme mašinas, visai kita technologija, daug lengvesnė negu imti telefoną, tą viską, mobilų, nešiojamą telefoną. Ir viską žinot, viską matyti, čik, o ką mašina. Nuo senovinių laikų sėdė ir pirščioji, ir pirščiok toliau, a ne taip yra. Ir pirdi, pajechal, O sakai, naudą turi, o kokią tu matai naudą gali turėti? O ir vaikai dingsta, ir daug kas dingsta vaikai, ir jaunimas dingsta, kas tai žin. Kokią tą naudą pats žinai, kad dingsta, kiekvienas ik dingsta. Iš kiemo dingo, iš stotelės dingo, išėjo ir dingo. Kur dingsta, tu man sakyk. Tai gal dėl to tavo telefonų ir dingsta, dėl to visko. Tie žmonės kažkur tai. Nieko neplanuot, nes senai kaip iščiose sėdėjai, jau čia viskas suplanuota tavo. Pavyzdžiui, jeigu baltarusiškas trąšas ten veš, tai net kalėjimą duoda Latvijai. 8 metai kalėjimo. Jėzu, pažiūrėsim nuo kovo, kas ką duos, kokius kalėjimus. Šiandien taip gyvenam, ryt kitaip, šiandien taip kalbam, ryt kitaip kalbam. O kiekrinai tie patys visi, atleiskite, ta valdžias, taip susigarbanavusi, kaip kasa susiėjusi visur prie Baltikoj. Nenori viens kitam statyti būk taip padanoškę. Taigi elitas čia valdžia.
Oligarkai viską daro. O mes, tai žmonės, iš vis mes norim taikos, jokių karų nenorim pykčio mes. Nu tai šiais metais, ką mums ruoštis? Jeigu neplanuojam gyvenimo, tai kas bus? Neplanuosiu, ale pasakyk, kas bus. Nu, kas bus? Sunkiai vis tiek bus. Čia daug kovų bus, daug sunkumų bus, daug bus ir kitų žmonių rinkimai. Į valdžias bus rinkimai. Daug apgaulės bus, daug kas apgaudinėja ir šeimos sąjūdį, ir daug kas yra ten įlindę, tokie yra, tokie sunkus dalykai, visokiausi žadėjimai, kažkokie darymai, iš to pačio Seimo neteisingai ten įlysti, kad vėl mus hrinst visus. Ir vėl toliau engti, o taip su žmonėms kalba atseit mes. Reiks visiem mums lietuviam likti be Seimų. Bus tokie vadovėliai, vadovai kaip po karo kažkokie, tai kažkas tai liks. Ir aš jo ne vieno vizijose nepažįstu, kas iššoks į vadovus. Kai vizijas rodo. Nei vieno nepažįstu, nepažįstu aš tų žmonių, žinai, kai aš to Seimo mažai ką žinau, o Šimonytę žinau, Gražulį žinau, tikrai nematau vadovaujant tų žmonių. Butkevičiaus nematau, kad vadovautų, kažkokį hitražopą matau labai didelį tą Butkevičių, kur kaliūzėje sėdėjęs. Nematau, tik kažkokį mėtymąsi jo, matau mėtymąsi, bet kad valdžioje jis kur atsisėstų, tikrai nematau. Tai čia ne šiais ir ne kitais metais dar, bet... Jau šiais metais jau pandemija baigsis, o paskiau prasidės stumdymai lauk iš valdžios, ten iš vis. Aš manau, Skvernelis daug dar šoks ant 16 kažką rodys už liaudį būktai. Gal jisai nori savo kažkokią valdžią, kažką matau ten jį žmonelių, ten sauja. Bet valdžioje ateiti nieko nematau, visai nauji žmonės, nauji visai veidai, nauji žmonės. Tai gal iš tikrųjų, tu tik nematai, karas bus, viską užvaldys, visus lietuvius išmėtys, bet ir nematai? Karo tai tikrai nebus. Kaip visą laiką, kaip gyvatės, didžiausia matau tas, kur smaugia, Smauglį. Jo ten. Visi stovim, ramiai rėkiam, Lietuva, ir visur apsiraižgęs gudrus Smauglis stovi su mumis. Vada viską aš matau. Todėl aš netikiu kol kas. Kai aš įsitikinsiu, aišku, bėgsiu. Labai noriu Lietuvos, bet noriu Lietuvos tokios, kad būtumėm tik Lietuva, o ne visokie tie tenais mes JAV kažkokia Lietuva, kad vėl kažkokia, kad mus nori padaryti tuos. Jau amerikonus, o ne lietuvius, aš tokių dalykų nenoriu, aišku, sunku. Bet jei ir padarys, o ką darysi, bet kol kas aš matau Smauglį. Aš matau toks vyras, vizija tokia, kad dega labai didelis toks pečius ir labai didelė ugnis ir jis gyvatės ima ir vis meta į tą pečių gyvatės ima ir staigiai, kad jam neįkastų moka tai paimti, jos gyvos, bet jis moka jas rasviesti į tą pečių. Bet iš kažkur atsiranda tas didysis, baisusis Smauglys, jis tą vyrą o kitas kažką bado su peiliu, iš kažkur atbėgęs vyras, bado ir tas jau negyvas, kur mėtė. Tas gyvatės dar, matai, daug problemų bus su ta apgaulė. Kažkokia pas mus yra apgaulė čia, su tais mitingais, su tais visokia velniava. Nieko nėra tokių tikrai iš sąžinės. Kažkas ten vyksta, ne tavo.